Sveiki, mėlyjeji. Palengva tolstame nuo saulės užtemimo. Tačiau priminsiu, saulės užtemimas pakankamai stipriai įtakoja dar mėnesį po jų. Tad, nors jau esame toliau nuo užtemimo, bet labai atsipalaiduoti nereikėtų. Vis dar svarbi atida, sąmoningumas. Vis dėlto galiu pasidžiaugti, kad ši savaitė dėl pakankamai palankios planetų padėties bus žymiai smagesnė negu prabėgusi. Daug kas vyks paprasčiau, sklandžiau ir tikiuosi jūsų nuotaikos jau bus žymiai smagesnės. Tiesa, savaitės pradžia dar kiek įtempta. Nors pirmadienis daug ko palankus ir geras kelionėm, tačiau antradienį reikėtų būti atidesniem ir atsargesniem. Nuo 11:28 prasidės kritinis laikas pagal mėnulio kalendorių, 9 mėnulio diena. Tad jei susikaupę svarbesni reikalai, suskubkite ryte, pirmąją dienos pusę viską atlikti. Na, o vėliau iliuzijų ir apgaulių laikas. Diena bus sudėtinga. Pagal Saulės kalendorių tai sunkiai slegianti 28 Saulės diena, susijusi su Žeme, su Žemės dvasiomis. Tai tas laikas, kai visiškai netinka švęsti, manoma, kad blogas ženklas ir juoktis, juokauti, pokštauti. Likite ramūs, santūrūs. Ir patartina tą dieną daugiau žiūrėti į Žemę. Gerai kažką kasinėti, jei turite savo sodą ar daržą, ravėti. Galima ir sodinti augalus. Didesnis dėmesys žemei yra naudingas. Manoma, kad kai kuriems žemė gali atverti ir savo turtus ir suteikti daugiau jėgų pagalbos, ypač sprendžiant finansinius klausimus. Manoma, kad kai kuriem tądien gali atsiverti ir didieji turtai. Jūs paklausite, gal pirkti loterijos bilietą? Na, jeigu jūsų stiprus ryšys su Žeme, galbūt pirmąją dienos pusę ir vertėtų. Nes tai ir netikėtų turtų diena. Vis dėlto šie turtai ateis tiem, kas turi stiprų sąlytį būtent su Žeme. Pirmoje eilėje galbūt tai būtų ir žemės ženklai, jautis, mergelė, ožiaragis. Bet kokiu atveju šią dieną visiems patarčiau prisiminti, kad mes esame žemės vaikai ir ne po padangės dairytis, o tiesioginė to žodžio prasme dažniau žiūrėti po kojomis. Trečiadienis. Pirma dienos pusė dar sudėtinga, iki 12:48 tęsis 9 mėnulio diena, iliuzijų diena, apgaulių diena, kai nereikia imtis nieko svarbaus, nieko sudėtingo. Vis dėlto antra dienos pusė jau daug kuo palanki. Juolab, kad pagal Saulės kalendorių tai bus 29 Saulės diena, puikiai bendravimui, puikiai įvairiausių reikalų tvarkymui. Tai diena kupina optimizmo, kai reikia juokauti, pokštauti. Tai laikas, kai galima sužinoti daug vertingų ir gerų dalykų. Sakoma, kad naudinga tądien skaityti. Galima net tądien ir spėti iš tekstų. Ir jeigu, tarkim, jūs sugalvojate kažkokį norą ar turite kažkokį klausimą, einate gatve ir, tarkim, pravažiuoja automobilis su kažkokiu užrašu ar pamatote galbūt kažkokiu užrašu parduotuvės vitrinoje, išgirstate netyčia pokalbį ar per radio pranešimą. Galimas daiktas, kad tai bus raktas į jūsų klausimą, kad tai pastumės jūs teisingai linkme. Manoma, kad būtent tądien reikia atidžiai klausytis. Kas ką kalba, žiūrėti, stebėti, skaityti ir netyčia rasi teisingą išeitį. Štai tokia įdomi diena. Beje, susijusi su katino totemu. Tad jeigu jau norite įsigyti katiną, ši diena yra tam tikrai puikiai tinkama. Tiesa, antra dienos pusė.
Antra dienos pusė įdomi ir tuom, kad tai jau bus 10 mėnulio diena, kuri siejama su karminiu atpildu. Tai karminių dovanų laikas. Dažnai žodis karma mūsuose asocijuojasi su kažkuo neigiamu, baisiu, bet karma gali būti ir gera. Ir būtent tai tas laikas, kai mes gauname karminės dovanas. Aišku, jeigu jų užsitarnavai. Na, jei neužsitarnavai, tai nieko ypatingo tavo gyvenime antrą trečiadienio pusę ir neįvyks. Karminio atpildo laikas tęsis ir ketvirtadienį, net iki 14:07. Tai vis dar dovanų laikas. Stebėkite. Ir jeigu kažką gavote ypatingą, reiškia, jūsų elgesys mėnesio laikotarpyje aukštesnių jėgų buvo tikrai puikiai įvertintas. Reiškia, jūs padarėte kažką tikrai gero. Na, o jeigu jau taip nutiko, kad gal susižeidėte, gal jūs apvogė, pagalvokite, kur buvote neteisūs, nuo kokių žingsnių jūs nori sulaikyti kosmosas. Matyt, kažką padarėte negerai. Labai įdomi antra dienos pusė. Nuo 15 valandos Merkurijus atsiduria ypatingai palankioje pozicijoje, kai galima susitikti ypatingus žmonės, galima išgirsti jau tikrai ypatingus dalykus. Ir tai yra tas metas, kai reikia bendrauti, kai reikia tartis, kai reikia klausti patarimo. Metas, kai reikia pirkti jau vertingus daiktus, transporto priemonės, telefonus. Štai toks ypatingas laikas. Ir tai metas, kai į mūsų rankas gali pakliūti ir ypatinga knyga, kurią reikia nusipirkti. Na, pati geriausia, pati palankiausia savaitės diena bus penktadienis. Ir nors tądien baigsis jau Avino zodiako ženklas, ir vakare 17:01 prasidės Jautis, tačiau visa diena bus tikrai nuostabi. Taip sakau, todėl, kad manoma, kad kai baigėsi zodiako ženklas, paprastai žmonės būna nepaslankus, liūdnesni, apatiški. Šį kartą, manau, bus kitaip, nes bus išskirtinai palanki ir Merkurijaus, ir Veneros pozicija. Laikas jau tinkamas absoliučiai viskam. Reikalams tvarkyti, svarbiems susitarimam, vertingų daiktų įsigijimui, na ir be abejo, romantiškiem pasimatymam, širdies reikalams. Tai tas laikas, kai gali užsimegzti ypatingos pažintys, tiek draugiškos, tiek jau ir meilės. Ir jos bus perspektyvios. Tos dienos meilės pažintys yra laimingos. Ir jeigu tada nusimegs naujas jausmas, jis bus laimingas. Ir jūsų santykiai bus stabilus. Nes tai užtemiminis laikas. Viskas, kas vyksta per užtemimus, yra ilgam. Jeigu blogai, tai irgi ilgam, bet jeigu gerai, o dabar bus tikrai gerai, tai ilgam. Na ir savaitgalis. Tai bus ypatingos dienos, kupinos įspūdžių, netikėtumų, gerų naujienų. Štai toks puikus bus šeštadienis iki 16 valandos, kai verta pirkti vertingus daiktus. Na, tarkim, pagaliau įsigysite savo svajonių automobilį, o gal tai bus telefonas, rankinė, žiedelis, apyrankė. Šeštadienis idealus esminiam tvarkymuisi namuose. Būtent tądien jūs pajusite, kur kas kaip turi būti ir kaip geriausiai pertvarkyti namus. Sekmadienis puikus bendravimui, bet su viena išlyga. Sekmadienį patartina vengti gausių susibūrimų, minios, spūsties. Reikia būti atsargesniems su degiomis sprogiomis medžiagomis. Tiesą sakant, šis patarimas galiotų ir šeštadieniui. Vis dėlto tai yra laikas po saulės užtemimo Avino ženkle. Venkim minios, spūsties ir būkime atsargus su ugnimi, o taip pat elektros prietaisais. Na, kaip šios savaitės dienos asmeniškai susidėlios kiekvienam zodiako ženklui, skaitykite palmyroshoroskopai.lt.